Atėjo klientė konsultacija, sako, man depresija, kažkokia prokrastinacija, ar kaip čia vadinasi, ne? Sako, viskas atsibodo. Nėra nei ūpo, nei energijos, nei nuotaikos kažką daryti. Sakau, tiesiog gyvenime ar yra kažkokia priežastis? Tiesiog. Bet žodžiu, pakrapščius giliau, paaiškėja, kad tai susijęs su darbu. Kad daug tu stengiasi, daug darai, bet tavęs nieks nevertina. Automatiškai atrandame mes savęs nuvertinimo programą, arba tai manęs nevertina, aš jaučiuosi nereikalingas, aš jaučiuosi nevykėlis ir taip toliau. Pradirbame mes tą programą, klientė atsikelia su nuotaika, sakau, dar kartą prasukta situacija su darbu, kaip jausmas, sako, puikus. Atrodo, kaip ir nebuvę problemos. Kodėl? Nes daugiausiai mūsų problemų atsiranda tik mūsų galvoje. Tai yra mūsų sugalvotos, išgalvotos situacijos galvoje ir problemos galvoje, kad kažką mes nepadarėm, nedadarėm, ar mes kažko mes esame blogesni už kitus.